Labas rytas. Tema depresija ir simuliantai. Pažiūrėk, kokia įžanga. Yra grupė Facebook'e, nesakysiu, kur pavadinimas, grupė, kur orientuota į žmonės, kurie turi problemų su psichologijom, vadinamom tam nesklandumais, tokiais tame tarpe ir su depresija. Ir jie ten renkasi, dalinasi įspūdžiais, dalinasi patirtimis, dalinasi vaistais ir patarimais, kaip ten, pavyzdžiui, gauti invalidumą, už depresiją galima ar negalima. Ir daug jie ten įspūdžių dalinasi ištisai, kaip kiek kas metų, kiek jau ten dešimtmečiais nepagydomi. Aš ateinu, sakau, čia eksperimentas, aš darau eksperimentą šitoj grupėje. Tarp kitką, žinai, darau, man ten, ne dėl to, kad man ten kažkas, mane tikiuosi, kad kažkaip kitaip kažkas vyks, nes tokių eksperimentų sudaręs per praktiškai dabar jau arti 20 metų dirbu šitoj temoje. Tame tarp ir su depresuojančiais, su begalė depresuojančių. Ir ateinu, ką aš jiems sakau, 100%, su 100% garantija padedu susitvarkyti su depresija. Išeiti iš depresijos. Ir tai yra tiesa. Savo patirtim, savo praktiką galiu garantuoti, kad tai yra tiesa. Neturiu nei vieno atveju, kurie nesistvarkė, išskyrus simuliantus. Ir jų mažutis procentas buvo, bet jų yra. Tai dabar pažiūrėk, kas dėdasi grupiai. Dar kartą įsivaizduoju, visi ten taip dramatiškai, jausmingai, kaip pasakyti, liūdnoji atmosfera, tokia, sakykime, graudžioji, dalinasi tais jau įsisenėjusiem nepagydomom depresijom, vaistais, ko nori. Ateini ir sakai, 100% padedu su to susitvarkyti, iš to išeiti. 100%. Kaip man kokia reakcija? Nulis, praktiškai nulis. Vienas atsirado tipelis, kuris su pašaipomis pradėjo ten kandžiai kažką ten, šaipaliuotis iš mano šitą, žinai, pasiūlymo. Kaip suprasti? Visi liūdi, susirinki, pergyvena, kad negali išeiti. Kaip pasakai, kad yra variantas 100% iš to išeiti, niekas į tai net nereaguoja. Kas dabar dėdasi? Tai čia grupiai. Tai tokių grupių buvo keletas jau, prie kurių buvau prisijungęs, ir tas pats procesas vyksta vis laikas tas pats. Į šitas grupės susirenka, aš nesakau visi, bet didžiulė masė, man atrodo, skaičiau net daugumą tų, kurie ir yra praktiškai arba simuliantai, arba aš nežinau, kaip jas dar biškį pavadinti, ten gaunasi jau kitokio tipo psichologinės problemas negu depresija. Jie nenori iš to išeiti, jiems tai yra tapę gyvenimo būdu, daugam tampa taip iš gyvenimo ir net pragyvenimo būdu. Jie ateina iš tas grupės ne tam, kad pasveikti, sužinoti, kaip iš to išeiti, o dalinti savo įspūdingą patirtimi. Ir dar ten jie renkasi vieni kitus gydyti. Įsivaizduoju, patys iš to su to nesusitvarkantis, bet būna, kurie pasakė, aš išėjau ir aš pasidomiu kartais, kaip praktiškai rašo grynas nesąmonės, visiškas, iki profesionalumo ten toli gražu. Kita kategorija, matai, čia yra grupėse, bet pas mane yra ir tie į konsultacijas, į mane yra kreipiasi atitinkama dalis žmonių, nedidelis procentas jūsų gaužnai, tai yra simuliantai. Dabar kame įdomybė, pažiūrėk, kaip depresija ir simuliacija. Aš pasakysiu pavyzdžiais. Pavyzdžiui, vyras, metukuose normaliuose, ateina į konsultaciją ir pradedam kalbėti.
Pirmas dalykas, tai kas pasijaučia, supranti, iš ko matosi, supranti, kad žmogus nori įtikinti. Ir tos labai yra subtilūs dalykai, tos intonacijos, supranti, kad jam niekas negali padėti. Bet juos visus praktiškai apjungia va šitą idėją, kad jie nepagydomi. Ir pas jūs yra įtikėjimas to beveik šventas, kad jam niekas negali padėti. Koks yra dar niuansas šitoje vietoje? Iš tikrųjų, matai, kai ateina žmonės nesimuliuojantis depresiją, jie irgi dažnai turi patirtį, kad jiems negali padėti. Bet intonacija, su kuria jie tai pasako, yra skirtinga. Tie ateina, kurie nesimuliantai ir su patirtimi, kad jiems tikrai niekas negali padėti, pas juos intonacija tai yra tokia liūdna, su tamsa, su liūdėsiu, su neviltim. Šita kategorija, suprantate, jie kalba tai su čiut nepasididžiavimu. Ir paskui, vėl subtilybės. Vieni ateina, kurie ateina, tipinis atvejis, ateina vyras, čia prie to grįšim, prie to kito vyro, prie simuliantą. Čia ne simuliantas, ateina vyras, kuris 21 metus serga vadinama depresija. Žmogus įsilavinęs, normalus, viskas, 21 metus niekas negali padėti. Ir paskui mes ten juokiams iš pilo susėmė, ten darydavo konsiliumus, psichologų, ten visokiausių psichoterapeutų, ten brigadas darydavo konsiliumus, svarstydavo, profesoriai, kurdavo jo gydymo strategiją, įsivaizduoji, 21 metus įgydė. Jisai išleisdavo iki 100 eurų, išleisdavo tik vaistam kiekvieną mėnesį. Tai jis, kai atėjo pas mane, irgi pas jį intonacijos buvo tokia, persinuotas neviltimi, bet, neviltimi tokia, supranti, jis atėjo, kaip pas dar vieną, iš kurio greičiausiai vis tiek nieko nesigaus. Čia subtilybės, greičiausiai vėl nieko nesigaus. Viskas gavosi, jau po pirmos konsultacijos jisai suprato, sužinoja daugiau negu per visų 20 metų vaikščiodama per šitas patirtis. Man kokie subtilybės. Ir dar keletą konsultacijų ir jisai susitvarkė visam laikui. Čia, supranti, irgi ateina žmogus, pajausk subtilybės. O čia toks darbas, kas turi ausį, ne kiekvienas gali dirbti už tai tokį darbą. Čia ateina žmogus irgi, jisai pasakoja, kad jam niekas negali padėti, bet pas intonacijas kitokia. Jis ateina su mintim, viltim girdi, įsitikinimu, kad jis atėjo čia pas dar vieną, iš kurio jis išėjęs, vėl su pasididžiavimu pasakys, ir šitas man negalėjo padėti. Ir jis tai pasakos, tada su giminėjom, artimiesiem, vėl dalinsis į Facebook'ų grupės, kaip jam dar kartą negalėjo padėti, ir jis tai dar vieną kartą įdės medalioką, dar vieną. Ir pas jūs tai gaunasi gyvenimo būdas eiti per tokius visokius ir išeiti kaip nugalėtojų, kuriam niekas negalėjo padėti. Dabar kas atsitinka? Ateina pas mane toks žmogus ir pas mane, kai ateina, pas mane viskas kitaip. Negu vadinama akademiniai vadinama sistema, negu ten toj konvejerinė sistema. Viskas kitaip. Ir jis jau iš pirmų pokalbio momentų, sakykime, arba šiandien iš pusės jau konsultacijos, aš kiek iš 5/3 konsultacijos jau supranta, mato, kad čia jam tikrai jį ištrauks, padės. Ir supranti, kas pradeda darytis. Jis pradeda netekti savo to imidžo. Jis jau gyveno kaip gyvenimo būdą. Jis buvo tas, kuriam niekas negali padėti. Čia jam jau pradeda padėti. Jis mato, kad jam dingsta visa šita aureolė. Gyvenimo būdą reiks keisti. Jis mėgis į priekį užbėga. Ką tu grįžęs pasakysi, kad šitas paėmė ir padėjo? Bet matai, kas atsitinka. Matai, kad tai yra būna gyvenimo, pragyvenimo, išgyvenimo net būdai. Jis, kaip taisyklė, turi toksai žmogus, kuris simuliantas, jis turi, kas jau išklauso. Ir tai pirmoji yra jo artimieji, kurie tiki juo,
jo tam visom raudom, liūdesiais, verkimais chroniškais, supranti? Jis stebi mato, kad visi kartu bendra dalyvauja jo tragedijai. Tada jisai gali simuliuoti, nedirbti, apsimetinėti, dar ką nors išdarinėti, supranti? Tai yra tampa jo gyvenimo būdu. Ir dažnai, vat kaip sakau, šitas vyras, kuris atėjo, ir jis mato, kad čia bus pabaiga jo šitai simuliacijai. Ne? Nes jis būna pats nemenka dalimi tikės, kad jis ko gero iš tikrųjų kažkoks nepagydoma. Ne? A čia pamatė, kad čia viskas tiesiog akimirka ir jau verčiasi viskas, kad šiandien garantuotai iš to išeis. Tas yra baisiausia. Jam tai yra baisiausia. Ir kaip jis reaguoja, kaip jūs manote? Jis galvoja apsidžiaugia. Jis galvoja atsiranda šviesoje akise. Žinai, ką pamatai jo akise? Nusimsim akinuką taip. Ir tai yra vėl indikatorius, kurį aš iškart pastebiu, suprantate? Subtilybės. Jisai pradeda neigti, pradeda dingti dėmesingumas, tai ką aš kalbu, suprantate, aš matau, kad jis jau nori išeiti. Jis nebenori tęsti. Apie kalbą nukreipti jau nori, suprantate? Aš neleidžiu. Gražiai techniškai, bet aš neleidžiu. Tas į darbą jau gąsdina. Lygiai tas pats, ateina moteris. Jo, jinai nepagydoma. Bet jau jie ateina praktiškai, labai šabloniškas ir būna visis, su nuostata iš ankstinė įtikėjimu, nes jis neturi tokią patirtį, žinai, tokio įdirbį, kad ateisiu dar ir išeisiu ir vėl čia nieko čia nebus, čia tik dar vienas. Tai ateina į vėl, pradeda verkt, žliumt, aš sustabdau, padedu išeiti iš tų vadinamų isterijų, žliumbimų. Pradedam kalbėti, jinai pradeda juoktis, viskas, jinai pradeda suprasti, kad čia kaip ir vėl, čia gali baigtis šitas gyvenimo būdas. Tai yra jos iš gyvenimo būdo. Paskui jau aš išsiaiškinu, dėl ko. Jinai irgi pradeda visai maivytis. Kas atsitinka, supranti, vėl subtilybės. Kai ateina žmogus nesimuliuojantis, tai matai bendradarbiavimą, geranoriškumą suprast, klausyti. Čia pradeda kažkaip nusiviniuoti, nusimulinti, kažkaip neikti, taip daryti įspūdį, kad tu čia kažką ne taip, žinai, žinai. Pasirodo, matai dar kas. Jinai tokiu būdu išlaiko vyrą pririšusi. Jinai šiaip matomai, ten, žinai, nežinau, kokias ten kaip buvo santykių peripetijos, bijoja, kad tas vyras tolsta nuo jos. Ir po to, kai pajuto, kad tolsta vyras, jinai pradėjo depresiu ir sugrįžo vyro dėmesys ir pradėjo rūpintis. Būti greta labiau. Ir fiksuoja smegenis. Ir įsivaizduoju, tokiu būdu jinai išlaiko vyrą. Pririšusi prie savęs. Dievai, kokių bairistų yra. Tai ir čia į grupę ateini, pasiūlai. Taigi tu nors pasiklaus, nors pasityrauk, nors pasidomėk. Nulis dėmesį, jie labiausiai įsivaizduoju, koks yra didysis kosminis, tragikomiškas paradoksas. Šitie, kurie susidaryti įspūdis patys nepagydomiausi, kuriems labiausiai to reikia, jie labiausiai to ir nenori, jie labiausiai to ir nereikia. Nekalbam apie visus, bet yra tokia kategorija ir jie mėgsta rinktis į tokias grupės, kur sėja į tokį chaotišką chorą, ar kokie kakofoninį tokį chorą, vieni kitiems pasakoja, repuoja, vieni kitus prašo, laukia atjautos, užjautos, supranti, būti suprasti labai jam reikia, supranti. Tai ir dar tas dalykas yra irgi kaip požymis, supranti, čia dirbantiems psichologija, psichologam, kurie, sakykime, turi kažkiek gabumų, girdėkit, klausykit šitas subtilybės. Vėl pavyzdys. Ateina moteris, su kankinės manierom, intonacijom, kaip kankinė, suprantate,
Vėl subtilybės. Jo, depresuoju žmonės, kartais ateina tie, kurie po 15-20 metų, arba būna to gilesnė depresijos fazė, iš karto aš matau, ten, nereikia ten būti, žinai, dideliu iškeregiu, bet matyti, jis būna išsekę, pajuodė paakiai, jie būna išsekę, paniurė, pajuodė, net žvilgsnis, kurie į tave pažiūri, supranti, tas irgi būna iškalbingas, ten tiesiog neviltis žiūri, su mažytė kažkur gale fone jo tos tikrovės kibirkštėlė dar likusi, gal, bet, kad jam čia kažkas padės. Jis eina čia, suprantate, kaip į dar vieną kažkokį prieš paskutinį šansą. Bet matai, čia ateina kaip kankinė, kuri čia ateina būti vėl išklausyta, bendradalyvauti, jinai turi, ateina čia su nuostata mintim, kai jinai dėstys ir pasakos, kaip jinai serga savo. Visus tos, tai ką daro visur, visiems ir visada. Dalinsis begalybę savo šitų tamsiųjų įspūdžių ir patirčių ir tada mes turėsim kartu bendradalyvauti ir žiausti. Aš pradėsiu stop, sakau. Stop. Visą tai, niekalai, nesvarbu, visą tai pradėti. Kaip jūs galite taip sakyti? Tada sakau, kad tai yra niekalai, sakau, dabar viskas va jau gerai, kaip dabar prasijaus, viskas atsipalaidu. Gana kalbėti, apie tai liūdna praeiti. Ne, bet aš, žinot ką, aš netaip įsivaizduoju konsultaciją, sako, įsivaizduoju. Tai yra be galo vėl iškalbingi žodžiai. Ir visai nebūtinai jie turi būti ištarti, ir taip, matai, kaip jinai jau, toks žmogus, kaip jisai įsivaizduoja konsultaciją. Jie įsivaizduoja. Jie ateina su įsivaizdavimu, su paveiksliuku, su lūkesčiu, kaip tai atrodys, ir įsivaizduoja, kad jinai bus vedančioji šito konsultacijos, šito proceso, jinai bus vedančioji, o tu čia tik kažkaip ir bendradalyvausi. Atitinkama patirtis pas juos ir būna iš tikrųjų. Nes kai eina pas konvejerinius šitos vadinamus diplomuotus lipdukus, tai patirtis kokia visada, praktiškai visada, neskau, kad visada, bet beveik visada. Jo, jie būna tik išklausomi, ten gal palinguoja, gal šašo vaistų ir mink. Jie ten seka pasakas, tai linguoja galvą, patarė vieną kitą, 2-3 kokius ten žodelius ištarė, ir turi patirti, kad jinai yra vedančioji. Čia man vėl vienį kartą bus išklausyta, atrepuot, čia visiškai kitas scenarijus. Pas mane tai prašytau kalbėti labai ką reikia iš jūsų, nes aš kiaurai į priekį viską žinau, kas dėdas tą vidinę tikrovę. Ką man reikia, aš pats paklausiu savo klientą, kurios vietos man neaiškios, aš pats užduodu klausimą. Toliau reikia tik suprasti dizain, pritaikyti. Bet matai, kaip cirkas yra. Jiems to nereikia.